Sveikučiai pabiručiai. Trumpai apie kampų į horizontą mesto kūno judėjimo modelį. Kūnas metamas kampu į horizontą v0 greičiu kampu alfa. Ir matome, kad pradinis jo greitis x ašyje gali būti skaičiuojamas kaip v0 kosinus alfa, o pradinis greitis y ašyje v0 sinus alfa. Taip pat yra h max, aukščiausias pakilimo aukštis, o štai ši koordinatė būtų lėkio nuotolis L. Ir dešinėje pusėje matote, kad x ašimi judėjimas yra tiesiaeigis tolyginis, taigi tai yra tiesiog x ašyje greitis kart laikas. O y ašyje judėjimas tolygiai kintamas, y nulinio nėra, nes nulis. v0 t y ašyje pradinis greitis minus gt kvadratu iš 2. O paskui mums dar prireiks ir matematinio kampelio. Taigi lėkio trukmė išvedama iš lygties, kai y v0 sinus alfa kart t minus gt kvadratu iš 2 yra lygus 0. Kai koordinatė yra lygis 0, tai yra lėkio trukmė. Tai iškėlus prieš skliaustus t, gautume štai tokią lygtelę. Ir vienas jos sprendinys yra t1 0, logiška, nes pradiniu laiko momentu koordinatė buvo 0 y, o kitas jos sprendinys t2, tai būtų 2v0 sinus alfa iš g. Tai ir būtų lėkio trukmė. Aš galėčiau pažymėti, kad lėkio trukmė skaičiuojama štai taip. O pakilimo trukmė iki aukščiausio taško, tai būtų 2 kartus trumpesnė, nes tai yra simetrinis judėjimas. Keliaukime prie didžiausio pakilimo aukščio. Tas aukštis h max bus tada, kai iš y lygties v0 sinus alfa mes į laiką t statysimės t pakilimo laiką, kuris yra skirtas kūno pakilimui iš pirmo stulpelio. Tai būtų štai tokia lygtis. Ir jeigu įstatysime tą pakilimo laiką, tai ir bus h max. Tai jeigu įsistatytume, tai gautume labai sudėtingą išraišką, tačiau jūs galite pamatyti, kad daug kas kartojasi. Kai kas prastinasi ir tiesiog mes gaunam tokį skaičiavimą, kad tai yra v0 kvadratu sinus kvadratu alfa iš g minus, čia kvadratai susiprastina, minus toks pats narys, tik tais iš 2g. Tai yra vienetas minus 1/2 arba x minus x iš 2. Taigi atsakymas ir bus 1/2 to x įsivaizduojamo. Taip, tai ir bus štai tokia formulė. O norint skaičiuoti lėkio nuotolį, tai mums reikėtų koordinatę x išnagrinėti pagal x lygtį, tačiau į laiką t reikėtų statytis lėkio trukmę. Tai ir bus koordinatė x kaip laiko momentu t lėkio. Įsistačius, dabar aš jau x pakeisiu į L, gausim v0 kosinus alfa lieka, o vietoj t statausi iš pirmo stulpelio 2v0 sinus alfa iš g. Čia mums prireikia formulės iš matematikos kampelio. Tai turim dvejetuką, turim sinus alfa ir kosinus alfa. Tai tampa sinus 2 alfa. Taigi v0 kvadratu sinus 2 alfa iš g. Tai yra lėkio nuotolis. Taigi štai iš kur atsiranda šios 3 įdomios formulės. Sėkmės!